Sveiki, aš esu Gintaras, jūsų virtualus asistentas. Šiame vaizdo įraše pristatysiu, kaip teisingai ir nuosekliai pateikti užsakymą CPO LT elektroninio katalogo tinklo įrangos modulyje. Vaizdo instrukcija padės jums lengviau perprasti sistemos veikimą ir užtikrinti, kad užsakymo procesas vyktų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus. Kviečiu žiūrėti toliau. Norėdami įsigyti tinklo įrangą, prisijunkite prie savo vartotojo paskyros CPO LT kataloge. Formuojant užsakymus kataloge, naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršyklės, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir užsakymas gali būti užpildytas neteisingai. Pirmą kartą jungiantis būtina patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Prašome susipažinti su tvarkymo sąlygomis ir, jei sutinkate, patvirtinkite. Skirtuke Katalogas, kompiuterinis ir biuro įrangos grupėje pasirinkite modulį Tinklo įranga. Paspaudę nuorodą Pirmyn, būsite nukreipti į modulyje esančias kategorijas. Priklausomai nuo to, kokią tinklo įrangą norite įsigyti, pasirinkite vieną iš 4 kategorijų. Pirma kategorija – tinklo įranga. Antra kategorija – tinklo įranga pagal nacionalinio saugumo reikalavimus. Trečia kategorija – tinklo įranga su prieinamumo kriterijais. Ketvirta kategorija – tinklo įranga pagal nacionalinio saugumo reikalavimus su prieinamumo kriterijais. Prieš formuodami užsakymą šiame modulyje būtinai nustatykite, ar jūsų organizacijai taikomi ar netaikomi viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies ir 47 straipsnio 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Atsižvelgdami į tai pasirinkite tinkamą prekių kategoriją. Pasirinkę reikalingą prekių kategoriją, spauskite nuorodą Pirmyn. Pateiktose specifikacijose pasirinkite įrangą, nurodykite perkamus prekės kiekius. Papildžius krepšelį jis tampa žalios spalvos, jam suteikiamas unikalus numeris. Įsidėmėkite, užsakymas gali būti formuojamas tik iš vienos kategorijos prekių. Jei jums reikia prekių ir iš kitos kategorijos, bus formuojamas atskiras krepšelis. Pirmiausia, nurodykite, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, nors jo vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo, būtina įrašyti pagrindimą arba įkelti rinkmeną. Primenu, kad už duomenų teisingumą atsakinga perkančioji organizacija. Skiltyje Pirkimo sąlygos nurodykite būtiną krepšelio formavimui informaciją. Pasiūlymo pateikimo terminą darbo dienomis, pasirenkant darbo dienų skaičių nuo 8 iki 15 darbo dienų. Ar užsakovas, vadovaujantis pridėtinės vertės mokesčių įstatymų ir kitais teisės aktais, ketina susigrąžinti pagal šią sutartį tiekėjų sumokėtą PVM? Taip arba ne. Taip pat nurodykite konkretaus pirkimo maksimalią kainą, planuojamą pirkimo sutarties vertę eurais, prekių tiekimo terminą ir prekių pristatymo adresą. Atkreipkite dėmesį, užsakymo lape matysite visus perkančiosios organizacijos nurodytus adresus CPO LT elektroninėje sistemoje. Pažymėkite vieną ar kelis adresus, kurį reikia pristatyti prekes. Toliau pasirinkite pasiūlymo vertinimo kriterijų – kaina arba kainos ir kokybės santykis. Su pasiūlymo vertinimo kriterijais ir tvarka galite susipažinti čia. Jei pasirinkote tinklo įrangos užsakymą be nacionalinio saugumo reikalavimų, pažymėkite, kad jūsų atstovaujamai perkančiai organizacijai nėra taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies ir 47 straipsnio 9 dalies reikalavimai. Jei užsakymą formuojate pagal nacionalinio saugumo reikalavimus, nurodykite, ar taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalies ir 47 straipsnio 8 dalies reikalavimai. Taip arba ne, pasirinkite skiltyse pagal jūsų organizacijos poreikį. Pasirinkę užsakymo formavimą pagal nacionalinį saugumo reikalavimus,
Būtinai nurodykite, ar pristatant prekes reikės patekti į karinę teritoriją. Taip arba ne. Įrašykite, ar bus reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, kai planuojama pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 eurų, įskaitant PVM. Nereikalaujama arba reikalaujama. Nurodykite, ar tiekėjas privalo laikytis viešųjų pirkimų tarnybos parengtų tiekėjų etikos kodekso 49 punkte numatytų įsipareigojimų. Taip arba ne. Pateikite informaciją apie ES lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą, taikomą arba netaikomą. Jei pasirinkote taikomą, nurodykite projekto numerį ir pavadinimą. Nurodykite užsakovo kontaktinį asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas. Nurodykite užsakovo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas. Tai gali būti tas pats kontaktinis arba kitas asmuo. Taip pat, nors ir neprivaloma, užpildykite klausimyną, kuris padės tobulinti elektroninį katalogą bei įvertinti CPO LT darbą. Nurodykite, kaip vertinate šio katalogo asortimentą, kaip vertinate užsakymo pateikimo patogumą, ar pildantį užsakymą kreipėtės į CPO LT pagalbos, ar manote, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima. Pasirinkite vieną atsakymą ir jį pažymėkite. Užpildę visus privalomus laukus ir patikrinę pateiktą informaciją, pateikite užsakymą auditui. Atkreipkite dėmesį, kad užsakymo pateikimas auditavimui yra teisiškai įpareigojantis. Teikdami užsakymą patvirtinate, kad susipažinote su šiai pirkimo kategorijai taikomomis VŠI CPO LT dinaminės pirkimo sistemos, tarp jų ir pirkimo sutarties sąlygomis, ir įsipareigojate jų laikytis. Teikdami užsakymą įsipareigojate sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Patvirtinkite, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei formoje bus klaidų, sistema parodys skiltes, kuriuose trūksta arba neteisingai nurodyta informacija. Ištaisykite klaidas. Atkreipiame dėmesį, kad užsakymo pateikimo dieną iki 14 valandos užsakymo krepšelį galima grąžinti į redagavimo būseną ir koreguoti, keisti prekių kiekius, specifikaciją, kitas detalės. Taip pat galite ištrinti krepšelį. Užsakymo krepšelio auditavimas gali trukti iki 5 darbo dienų. Todėl planuojant pirkimo vykdymą, įvertinkite šį terminą. Jei audito metu randama klaidų, krepšelis grąžinamas tikslinti. Perkančioji organizacija į savo nurodytą elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia taisyti užsakymo krepšelį. Susirašinėjimas vyksta per paklausimų skiltį. Ištaisius klaidas, perkančioji organizacija užsakymo krepšelį vėl pateikia auditavimui. Kai užsakymo krepšelis yra audituotas ir jame nerasta klaidų, jis paskelbiamas. Tada jo statusas keičiasi iš audituojamo į paskelbtą. Paskelbus pirkimą, konkrečius pasiūlymus gali teikti tiekėjai, kuriems leista dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje DPS dėl tinklo įrangos per CPO LT elektroninį katalogą tiekimo. Užsakymo krepšelio būseną galite stebėti paspaudę nuorodą Pirkimo vykdymo istorija. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui vyksta gautų konkrečių pasiūlymo vertinimas. Vienam ar keliems tiekėjams pasiūlius neįprastai mažą kainą, prašoma ją pagrįsti. Taip pat formuojamas sutarties paketas, parengta pirkimo sutartis ir atmintinė, kurioje nurodytos visos sutarties vykdymo sąlygos. Perkančiai organizacijai būtina nuodugniai susipažinti su visomis pirkimo sutarties sąlygomis, kad galėtų tinkamai ir visa apimtimi ją administruoti bei naudoti savo teisėmis iškilus nesutarimams su tiekėju dėl jos vykdymo. Pirmoji pirkimo sutartį per 5 darbo dienas turi pasirašyti perkančioji organizacija ir išsiųsti tiekėjui. Po to ją per tokį pat laikotarpį 5 darbo dienas turi pasirašyti tiekėjas. Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.
Įsigydami tinklo įrangą CPO LT elektroninėme kataloge prisidėsite prie tvaraus vartojimo, nes šis pirkimas yra žalias.